Labą dieną visiems. Šiandien susistatėm skydus visus jau paskutinius. Jau buvau susiruošęs betonuot, bet pažiūrėjau, kad žvyriaus neturiu. Tai reikia dabar važiuoti dar prisikas žvyriaus. Vienos priekabos tik tai ir te reikės. Ir bus galima išsibetonuoti šiandien ir pabaigti jau su betonavimu. Ir kipt įšienavimo darbus. Rytoj dar turim planinį ekoagros patikrinimą. Kiekvienais metais toksai. Viską sužiūri, viską sutikrina. Jeigu yra kažkokių klaidų, gauni baudų. Jeigu nėra klaidų, tada valio. Ką viršiokai, jau jums čia nebėra ką ėst. Tada dar per ateinančią savaitę reikia veršelius jau paleist per gardą pilnumoj, kad jie galėtų savo čia lakstyt. Tada dar daugiau nežinau, visokių darbelių yra, bet svarbiausia būtų startuoti su šienapjūte. Ką, važiuojam dabar atsivešim žvyriaus. Žiauriai karšta šiandien. Prognozuoja dar didesnį karštį. Smagu vienu žodžiu. Lietaus daugiau neturėjom, nors visur aplinkui kaip ir palyta. Šiandien dar važiavau iš Vilniaus, tai pusę kelio ir palyta neblogai. Vilniui tai vakar kruša dėjo žiaurį. Vau spėjau suvaryti mašinas į garažą, kad neapgadintų, bet dar turbūt nebūtų apgadinus tokią krušą, bet vis tiek nerizikuoju. Atsivežiau jau žvyrą. Šiandien ir kepyklėlė, eik tu savo. Ant saulės būt neįmanoma. Pavėsi kapoja uodai. Ir kur dėtis, nežinai. Leidžiamės vandenį. Reikia pilną bačką prisipilt. Betonavimų išeina apie 300 litrų. Visą kitą nuvešim paskui telyčiam. Kaip tik užtenka. Tik tai va reik palaukti, kol bus pilna. Nusivėlinau šiandien jau 12 valandų. Bet turėčiau užbaigti šiandien su betonavimu. Rytoj tik tai reikės skydus nusiimti. Ir rytoj reikės pasiruošti šienapjūtę jau techniką visą. Kaip patikrins ekoagros. Tai va bus pasiruošimas kažkoks. Pasileidimas, apsižiūrėjimas. Ir jau paskui antradienį šausim šienauti jau. Pradėsim nuo tos liucernos 8,5 hektarų. Pagaliau pašiūrė siena išbetonuota. Šitas darbas, kurį labai ilgai reikėjo jau senai. Praeitais metais jau senai tokiu metu buvau užsibetonavę, šiemet labai daug visko ir nusivėlinau. Siena išbetonuota, sudžius. Rytoj, jeigu bus laiko, nuimsiu skydus ir šita dalis kuriam laikui liks. Kol pabaigsim šienapjūtę, tada prasidės viršus. O dabar važiuojam, pavalgysim ir grįšim susitvarkyti, nuvežti telyčiom vandens ir eisim pailsėti. Gal kažkam reikalinga tokia antrojo derliaus sėjamoji. Viskas tvarkinga, dirbus vieną sezoną. Nežinau, pasėjus kokį 20 hektarų. Sėjau garstyčią ir dyką, viskas sudygo, viskas gerai buvo. Pasikeitė mano planai, tai daugiau aš jos nebenaudosiu. Jeigu kam reikia, galite rašyti į Facebooką ar YouTube, kaip norit, kur norit. Kaina apie 500 eurų. Yra valdymo pultas, viskas laidai, nieks nesugadinta, nesulaužyta. Tai jeigu kažkam reikia, kreipkitės, suderinsim viską. Nu ką, važiuojam, pradėsim šienapjūtę šiandien.
Vakar Ekoagra visą dieną tikrino, rašė. Nuo ryto iki 5 vakaro ir vis tiek nebaigė tikrint. Atsiskanavo visus dokumentus, dar ką nebaigė, išsivežė su savim. Tai šiandien nuotoliniu būdu baigs visus dokumentus pildyti, kad netrukdyti čia napjūtės. O mes važiuojam, startuosim. Vakar tėtis paruošė techniką, užkabino dalgę, presą, sutepė viską, pasileidom. Viskas veikia panašu. Aišku, dar lauke pamatysim, kaip ten kas veikia. Dabar tėtis dar greblį kabinasi, susitepinėja. Ir viskas, ir šienausim, ir rinksim. Pamatysim, kiek čia tos žolės bus. Būtų gerai kuo daugiau. Turim Samaš Perfect Cut KDC 340 pjaunamoji. Viskas su ja kaip ir neblogai. Pjaunam jau virš 10 metų. Pakeisti guoliukai. Kardanas keistas, pervirintas visas šitas. Užkabinimas. Nes tiesiog atitrūkinėjo, lūžinėjo ir visokių bėdų kitokių buvo. Tada čia rėmas pervirintas. Visas, nu va tokie vat metalo biški pagailėta. Bet visumoj super daiktas. Pjaunam tikrai ilgai su ja. Neturiu labai didelių nusiskundimų. Sukiojasi, manevringa, patogi. Ir viskas su ja yra gerai. Pjaunam žolę. Dėtam tikrai tos žolės neblogai. Kur kokie kalniukai, tai viskas išdegė. Aišku, reiktų prisiminti, kokiu laikotarpiu sėta buvo praeitą pavasarį, kai tikrai kepino sausra, žiauri. Tai sakyčiau, dar visai neblogai tos žolės. Aišku, finale pamatysim, kiek bus rulonų. Tai šienauju apie 9,5 km per valandą. Lygus laukas, nekrato, naujai atsėtas. Gali būti vienas kitas akmuo vis tiek. Pjaunam. Pjaunam dar žolę. Jau panašiai įpusėjau lauką. Atsidariau kondicionierių. Karšta eina savo pradžia šiandien pjūtės, o karštis 30 svilinė. Tai parodysiu šiek tiek, kaip pjauna, kaip kas.
pusę hektaro paklota. Žolės nepasakyčiau, kad labai daug, vietom tik tai nieko keisto, kad nesmėlis, bet tai grūdai čia iš vis neauga, apart avižų kažkaip, o visa kita visiškai neauga, tai nematau prasmės čia kažką ir auginti, apart pievos. Palaikysim keletą metų pievą, paskui vėl atsėsim su grūdais, taip ir darbuosime. Tėtis jau atvažiavo grėbę, aš važiuoju, sėdu į presą ir važiuoju presuoti. Tai va, atvežė mama kavos atsigert. Tai kol geriu kavą parodysiu šiek tiek krauną. Tai pirko dar mano senelis naują. Susukom tik apie 3,5 tūkstančio rulonų, todėl kad kol dar senelis buvo, tai ūkis niekada nedidėjo ir nieko nedarėm, kad didėtų. Per paskutinius kelius metus tik pradėjom didinti. O šiaip kraunas viskas su juo gerai turi, čia tokių problemų visokių. Tai tinklelį jisai negražiai rišo, nu bet čia krauno reikalai. Juose visose tas pats, kiek yra domėtasi. Tai va, tik tai dabar turi tokią bėdą, kad stalo išmetimo cilindriukas buvo trukus tarpinę, pakeitėm tarpinę ir pradėjo stalas leidžiantis šokinėti. Tai turiu daugiau gazo, kad išmestų ruloną, nes kitaip jisai pastringa kažkurioje vietoje. Tai va, nežinau, reikės arba naujo tada cilindriuko, arba važiuoti į Hanseflexą, nors jau buvom nuvežę, jie patikrino, jis sako, geras cilindras mums. Mes atgal sukrovėm, bet viskas tas pats, tai tokie reikalai, greičiausiai pirksim naują. Reikia pasiskambinti Litagrą, sužinot, kiek kainuoja. Tai ką, pageriam kavos ir sukam toliau. Visai gražus kvietrugis, jau žydi, jokas ima kažkaip labai anksti viskas. Susukau 7 rulonus dar tik, kol kas viskas gerai, presas eina, traktorius eina. Roda, tuoj va, 8 rulonas bus. Tokie va krauno bairiai būna. Tai atsidarė bunkeris, kol sukau ruloną. Buvo greičiausiai ne iki galo užsidaręs. Būna retkarčiais toks dalykas. Tai gerai, kad gyvuliai arti, tai išmesti suės greitai čia. Tai presuojam. Dabar apie 20 rulonų dabar padariau tik tai. Jo, žolė šitam lauke liūdnokai. Tai dar pasiskambinau į Litagrą dėl to cilindriuko. Toksai, ką žinau, 40 cm cilindras su vožtuvėliu 400 eurų. Normaliai galvoju, tai teks pirktis, tiek niekur nedingsi. Dabar dar biškį padirbsiu taip. Kai bus šiek tiek kažkokių laisvesnių pinigų, tada užsisakysiu. Nes viskam visur reikia. Tai vitamino, tai to, tai ano ir visi pinigai išeina labai greitai. Nu, bet ūkininkavimas nėra tas sritis, kuri pastoviai neštų pelną. Čia reikia ne tik dėl pinigų norėti dirbti, turi ir patik dar tas darbas. Tai va, reikia. Žolė, aišku, visą laiką, kad ten kokybiška ta žolė. Tai bent tiek, jeigu čia būtų dar daugiametė pieva su tokiu kiekiu žolės, tai tragedija būtų. O dabar bent jau yra ką
bent jau kažkokios vertės iš to žolės. Situacija nekokia. Tenais ateina ir tenais ateina. Presuot liko nedaug. Tikiuosi, kad spėsiu, nes startas tada būtų nekoks. Jeigu pirmą dieną startuoji ir iš karto su lietum. Tai va, jau galiu pasakyti, kad iš 8,5 hektaro gausiu 30 rulonų. Eina savo. Bet vis tiek pašaras. Jeigu bus atolas, bus dar 30 rulonų, va, 60 rulonų jau. Jau mėnesiuką gali šert. Nu, bandau greičiau kažkaip čia surinkti šitą lauką ir bus viskas. Tai va, šienapjūtei startas suduotas. Nors ir nelabai džiuginantis rezultatas, bet rezultatas yra, pradžia yra. Rytoj turėtų jau būti daugiau rulonų, geresnį lauką važiuosim. Jo, tai presas iš pradžių spyriojosi kažkodėl, nenorėjo man čia pasiduoti, bet į pabaigą viskas susitvarkė ir be jokių problemų pabaigiau. Tenais ateina lietus. Tenais jau kaip ir neateina, bet čia nesuprasi. Dabar jau gali ir palyti. Jau tradicija tapęs paskutinis vakaro darbas. Tai yra vandens atvežimas telyčiam. Tai visumoj, ką galiu pasakyti, tai šienapjūtė pavyko. Viskas gerai, dar nuvežiau karvėm vieną nepilną ruloną, tai dar ir karvės bus pašertos. Jom visada trūksta. O šitam video turbūt būtų tiek. Tai ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad laikinat, ačiū, kad prenumeruojat. Nepamirškit to padaryti ir toliau. Ir pasimatysim kitam video. Iki.